Po beveik 6 metų vadinamojo pedofilijos byloje dramatiška atomazga. Prieš keletą dienų dalyvaujant gausioms policijos pajėgoms Garliavoje iš Kėdžių namų buvo paimta mergaitė ir atiduota motinai Laimutei Stankūnaitei. Precedento neturintis įvykis sukrėtė visą Lietuvą, o mergaitės perdavimo motinai vaizdai draskė visų mūsų širdis. Vieta, kur dabar yra mergaitė su motina, neatskleidžiama, jos abi saugomos valstybės. Be abejonės, dabar visus labiausiai jaudinantis dalykas yra mergaitės gerovė ir klausimas, kaip mergaitė jaučiasi dabar. Vos kelios šykščios detalės iš jos gyvenimo, dėl kurių pavyko susitarti. Vaizdai iš naujų mergaitės namų. Aha, vakarė. Šie kadrai filmuoti praėjus vos porai dienų po mergaitės perdavimo mamai Laimutei Stankūnaitei, tuose namuose, kur dabar yra mergaitė. Mama su dukra žaidžia su triuše, kurios vardas Vakarė. Vakarė. Labas, dėdukai. Motinė. Pauko. Žiūrėkit, jūs neįsivaizduojat, kai ko. Šiandien žiūriu, žinai, mes duodam tokį kamuoliuką, galvom pažais. Ir po to žiūriu, apgraužė, žiūrėkit. Parodė. Matai? O, geras. Juokauju, tik čia taip. Netrukus išvysite daugiau, o kol kas prisiminkime, kas įvyko vos prieš keletą dienų. Šie vaizdai iš Garliavos Klonio gatvės jau ankstų ketvirtadienio rytą patekę į televizijos ekranus ir interneto portalus sukrėtė daugelį. Kas jį Jie turi teisę laužti, suprantat? Atidarykit, jie vis tiek turi teisę laužti. Iš Kėdžių namų tą rytą buvo paimta mergaitė ir pagal teismo sprendimą perduota mamai Laimutei Stankūnaitei. Precedento Lietuvoje neturintis įvykis, kuriam buvo sutelktos net 240 policininkų pajėgos. Šie vaizdai iš Kėdžių namų vidaus neleidžia abejoti, mergaitė sutrikusi ir išsigandusi. Ko gero šią ir galbūt dar detalesnę medžiagą dar narplios pareigūnai turėsintys ištirti, ar viskas vyko laikantis įstatymų ir prieš mergaitę nebuvo pavartota prievarta. Tačiau žmonių emocijos, matančios vaizdus, tikrai bus prieštaringos. Ar galima mergaitės perdavimą paversti tarsi įkaito išlaisvinimo operaciją? Ar nebuvo įmanoma susitarti taikiai ir netraumuoti vaiko, įtraukiant jį į patį dramos sūkurį? Gerai, kaip tu būsi didelė, galėsi ateiti ir gyvensi. Dabar noriu. Dabar negalima. Galima, dabar yra pasirinkimas vienas. Išeini arba dabar, arba už vienos minutės. Šiai ankstų ketvirtadienio rytą įvykusiai operacijai buvo ruoštasi nuo pat kovo 23 dienos, kai pirmasis mergaitės perdavimas mamai nepavyko. Tuomet taip pat netrukus internete buvo išplatinti vaizdai iš Kėdžių namų ir daugelį jie sukrėtė. Tuo metu praėjus vos keletui dienų po visuomenę šokiravusio bandymo perduoti mergaitę, susitikome su jos mama Laimute Stankūnaite, jos advokato Gintaro Černiausko kontoroje. Kodėl vaizdo medžiagoje matome, kaip dukra šaukia jai įžeidžiančius žodžius ir neina pas mamą? Laimutė sakė atsakysianti į visus klausimus. Vaizdai, kurie dabar pateko į viešumą ir sukasi televizijos ekranuose, iš tikrųjų sukrečia. Jūsų duktė šaukia ir vadina jūs, aš atsiprašau už to žodžius, pedofilę, šlykštynę. Kodėl taip atsitiko, kodėl jį tuo žodžiu šaukia jums, kodėl neina pas mamą? Labai sunku, turbūt, kiekvienai būtų motinai išgirsti tokius žodžius savo adresu, bet aš manau, kad tie žodžiai, kurie buvo
pasakyti mano adresu. Iš mano vaiko jie buvo pasakyti ne iš jo širdies, ne jai sugalvoju šios žodžius. Ir manau, kad vaikai, būdami tokio amžiaus, vargu ar supranta, ką reiškia pedofilas ar pedofilė, išgama ar dar kokie tai panašų žodžiai, kurie tokia amžiaus vaikam yra nebūdingi, manau, kalbėti įprastai kiekvieną dieną. Ir kitas dalykas, aš manau, kad vaikas augdamas kultūringoje, normalioje šeimoje nėra įprasta kalbėti tokiais žodžiais. Tai aš manau, kad tai ne jo žodžiai. Aš manau, kad jinai, girdėdama žodžius toje aplinkoje, perpasakoja ar tiesiog atkartoja. Tai nėra jo žodžiai. Laima, kaip jums, kaip man atrodo, kiek visa ta drama jūsų gyvenime dar veikia jūsų vaiką? Aš galbūt tokį paprastą palyginimą pabandysiu pasakyti vaizdingiau, galbūt koks tai yra jausmas, ką išgyvena mano vaikas ir ką to lygiai galbūt šalia išgyvenu aš kaip motina. Jūs paimkite, pakilkite liftu ar užlipkite paprasčiausiai į daugiau aukštį pastatą ir šokite į apačią be parašiuto, be jokių saugos priemonių ir meskite vaiką šalia savęs ir abi kriskite, tarsi jūs ir šalia vaikas. Ir jūs tiesiog prašote žmonių šalia pagalbos, gal gali padėti virvę numest ar kažkokį krepšį, kad įsiskleistų parašiutas. Ir visi abejingi, niekas nieko nedaro. Tai kai tu matai žemę ir tau atrodo, tu toj krisi ir tu liksi, ir iš tavęs niekas nebeliks. Ir tavo dukra, ir tu. Va taip ir jautiesi, kad atrodo numirsi. Iš skausmo persiplėši per pusę. Tai va toks yra jausmas, kai matai, kad tavo vaikas vos to nenumirs iš viso to skausmo ir tu nieko negali padaryti. Jautiesi toks bejėgis, tokia bejėgė. Tai va toks yra jausmas, kad tarsi tu numirsi, matydamas tai, kas vyksta. Tas abejingumas ir iš kitų žmonių, kurie tą situaciją stebi, galėtų padėti, bet tarsi stovi vietoj. Prašau visiems išeiti! Šie vaizdai buvo filmuoti Kėdžių bičiulio. Jose užfiksuotas bandymas mergaitę perduoti motinai tuomet virto tikromis grumtynėmis. Vaiko teisės atstovės tuomet lydėjusios Laimutę į pasimatymą su dukra tvirtino nežinojusios, jog jo metu mergaitė bus perduodama motinai. Pasirodžius antstoliai ir apsaugos pareigūnams kilo triukšmas. Mes šiek tiek apie tai kalbėjomės, galbūt mano klausimas pasikartos, bet kodėl mergaitė per bandymą ją paimti šaukė, kad nenori pas jūs? Aš vėl pasikartosiu panašiai, kad aš manau, kad visas tas priešiškumas, agresija, tai yra pasiekmė visų tų metų, nuolat įvardint, kad tavo mama parduos, tavo mama yra bloga, per tavo mamą, aš taip manau, kad taip yra sakoma, kad per tavo mamą mirė tėvelis. Ir aš manau, kad daug yra tų epitetų neigiamų išsakyta mano atžvilgiu. Tai yra visa tai suformavo nuomonę kažkokią tą agresiją, gal pyktį mano atžvilgiu iš dukters. Aš taip manau. Ar išgirdote iš dukros, kad ji nori likti gyventi su Neringa ir seneliais? Niekada iš jos nesu to girdėjusi. Niekada. Bent jau aš tai niekada to negirdėjau, bendraudama su ja. Nes elementariai mes ir pieždavom daug piešinukų visą laiką kartu ir įsivaizduodavom savo namus, va čia bus jos kambarys, va čia jos bus žaidimo aikštelė ir visa kita. Bandydavom papiešti ir šeimą, ir man jinai nepiešė Neringos. Jos kaip šeimo narį. Aš nežinau, galbūt jinai ir tokių minčių kažkokių turi, bet aš nesu tą girdėjus. Antrajam mergaitės perdavimui buvo ruoštasi ne viename pasitarime. Jame dalyvavo policijos pareigūnai, antstolė ir vaiko teisių apsaugos specialistai. Tai, kas įvyko, matė visa Lietuva.
Jūsų dukrytė 8. Kaip jūs supranta tai, kas vyksta dabar aplinkui ją pastaruosius 4 metus? Kas vyksta čia? Aš kaip mama galiu pasakyti, kad aš dar pati sunkiai suvokiu tą situaciją, kaip jinai galėtų tą įsivaizduoti, galbūt tai specialistai galėtų daugiau pakomentuoti. Aš kaip man įsivaizduoju, jos galvelė yra tokia sumaištis, kad jinai nesugeba atsirinkti kas kur, nes tiek visko daug. Čia yra mama bloga, čia mama ateina tau sako, kad aš tave myliu, čia kiti sako specialistai, kad vėl kitaip pabendravusi ir man atrodo, kad per daug visos tos informacijos ir per daug visko sukimštai mažą galvelę mergaitės yra. Jai dabar sunku atsirinkti paprasčiausiai. Tuoj pat grįšime į tuos namus, kuriuose dabar gyvena mergaitė. Ji kartu su mama yra slaptoje valstybės saugomoje vietoje, kur jos bus saugomos anot pareigūnų tiek, kiek reikės. Jūs pagalvojat, nuo ko jūs pradėsim gyvenimą? Ką darysite pirmiausiai? Ką darysiu pirmiausiai? Visas tas laikas, kuris buvo tie ilgi metai atimti iš mūsų, tai su pirma, būsiu ir dar kartą būsiu su jie. Visą laiką tik kartu, suteikdama visų pirma dėmesį, ko didžiausia, meilę, šilumą ir suteikti tą saugumo jausmą, kad aš jos daugiau tikrai niekada nepaliksiu. Niekada. Niekada. Tik tai kai miegosim, mes susitiksim, kaip sakant, sapnuose, bet ryte prabudus jau būsim kartu. Aš taip įsivaizduoju, kad visą tai ir stengsiuosi suteikti viską. Ar jūs, mergaitė, sakėte, kad jį dabar gyvens su jumis? Ar aš esu sakiusi? Ne vieną kartą. Aš bandžiau jai vaizdžiai nupiešti, kaip atrodys mūsų namai, kur mes važiuosim, kokius mes, tarkim, užsiėmimus lankys. Man labai patinka arkliukai, jai patinka triušiuką laikyti. Aš viską susidėliojus, kaip jau namuose turėsiu būti. Tas užsiėmimai. Ir, tiesiog jau net mano mintyse jau yra viskas, kokie bus namai, kokios spalvos, kokios duris, kokie žaidimai bus, kur važiuosim, ką veiksim. Iš tikrųjų, jau per tą laiką, per visus tos metus, tos vienatvės, kai aš kiekvieną dieną einu tarsi ir kovoju, bet aš kiekvieną dieną, kas mane palaiko? Mane palaiko mintis, kad aš turiu ateitį su dukryte. Ką mes veikiam? O norėčiau paklausti, kiek jūs kartų duodat jai žolę valgyti į dieną? Mes jai duodam ryte ir vakare, 2 kartus į dieną, sausą žolytę. Mėgsti vakarą žolytę? Ko? Ar mėgsti? Sako, mėgstu. Iškart po reklamos. Vakarą papasakok. O sakykit, kiek kartų duodat gert, ar tai padedat ir galis gert kiek tik nori? Mes turim buteliuką specialų ir kiekvieną dieną vandenuką pakeičiam į šaltinio vandens. Gerai, labai gerai. O dar norėčiau paklausti, ką jis dar valgo? Salotas galis valgyti? Ne, jis negali, jis gali valgyti specialų sausą maistą. O ką dar jis gali? Morką gali? Gali, mažai, trupučiuką, nedaug. Paklausta, ką per šias dienas veikia su dukra, Laimutė sako, jog stengiasi atsigriebti už visą laiką praleistą ne kartu. Mes žaidžiame, piešiame, daug kalbamės, gražinamės, darome viską, kas įprasta mamos ir vaiko dienotvarkėje. Laimutė paklausta, ar kalbėjosi su dukra apie dieną, kai mergaitė buvo perduota mamai pareigūnų, sako, kad stengiasi elgtis taip, tarsi nieko nebūtų įvykę. Jis sako, kad dukra taip pat neužsimena nei apie senelius, nei apie neringą, nei apie laiką praleistą tuose namuose. Manau, kad prireiks dar daugiau laiko, kad jie nebijotų man papasakoti. Anot Laimutės ir psichologai dar prieš perduodant dukrą pasakojo ir mokė, kad geriau specialiai nepriminti blogų įvykių ir nesistengti iškvosti vaiko, nes jis pats viską pasakys tada, kai pats norės ir kiek norės. Paklausta, ar ketina leisti dukrai susitikti su neringa arba seneliais, Laimutė sako, kad pagal įstatymus teta neturi teisės matyti su vaiku, o dėl senelių ji dar spręs. Laimutė sako, jog ji tarsi su specialistais ir įvertins visą tai, ką per tuos metus teko išgyventi jos dukrai. Tik tuomet ji nuspręs, ar leisti seneliams pasimatyti su mergaitė. Jau, kaip paaugo jūsų vakarė. Pažiūri mūsų vakarę. Tai va, dėdukai su močiute vakarė jau turi 3 dienas, mes turim 3 dieną. Šiandien ką davėm valgyti? Žolės davėm valgyti.
Žolės davė man. Bet nedaug. Aha. Kas čia dar? Gar davė mane, davė morkytę. Vakarė, papasakok. Mes prisiminsim ir papasakosim dar kažką daugiau, ne? Tai dabar ateko. A dabar ate. Ate, parodyk vakarę ate.